Prieš tai serijoje valytoja daugiabučio namo laiptinėje suranda jaunos merginos lavoną. Nustatytas narkotinių medžiagų perdozavimas. Ekspertizė nustato, jog mergina mirė apie 2 valandą nakties, tačiau namo gyventojas 4 ryto lavono dar nematė. Bulvės išvada. Mergina po mirties atvežta ir palikta. Šalia merginos surandamas ir pasas. Tačiau pakviestas į prokuratūrą žmogus, kuris pagal pasą turėtų būti merginos tėvas, pareiškė, jog ši mergina yra ne jo dukra. Pasas suklastotas. Prokurorams aiškėja, kad čia yra įsipynę prekiautojai žmonėmis. Bulvė draugeliui Tomui padėjęs išmušti skolą, pamažu įtraukiamas vis giliau. Jis turi vėl užsiimti kitais skolininkais, tai Bulvei labai nepatinka. Tuo tarpu Tomas susikivirčia su Kislotniku, kuris nenori atsiskaityti už Tomo pateiktą narkotinių medžiagų partiją. Kislotnikas jį pasiunčia velniop, o apsaugą išmeta iš baro. Kislotnikas labiau sunerimęs dėl to, kad viena iš jo šokėjų padaugino narkotikų ir mirė. Tad dabar jis turi surasti naują merginą darbui užsienyje prostitute. Prokurorai pamažu prieina prie išvados, jog geriausia priedanga merginų pervežimų į vakarus galėtų būti naktinis striptizo klubas. Bulvė pasiūlo infiltruoti į striptizą savą merginą. Marytė tam pritarė. Prokurorai ieško kandidačių, galiausiai jie, atrodo, suranda tai, ko ieškojo. Kaip realiausia pas juos patekti? Su rekomendacijom, tarkim, iš kito klubo. Manau, būtų galima suorganizuoti. Daug laiko užtruks ir per daug rizikinga. Ne, reikia duoti skelbimą internetą ir viskas. Nu jo, būna ten studentai ieško sponsoriaus arba ten darbas fotomodeliu. Tu jau iš kur žinai? Nu, kartais tenka palandžioti po internetą. Gerai, duodam skelbimą. Pakviečia tave. Tu stengiasi visai, kad tik tave priimtų. Jokių stabdžių, jokių. Tai kaip, net jeigu ir... Ne, ten gal nebus tai blogai. Nebijok, taip staigiai ant tavęs nieks nepuls. Apsižiūrės, padarys apkatą. Ką tokia? Ta pati, ką tu padarėjai savo Opeliu prieš pirkdamas. Nelabai man patinka, bet aš susitvarkysiu. Nebejoju. Taip, būtas jau yra. Dabar dėl mašinos. Reikia mašinos, prasidės kalbos. Kam tau darbas, jeigu tačka yra? Tai gal duodam kokią nors aptriušus? Na gerai, tačką duodam. Dabar, nuo šios akimirkos, link mūsų ne vieno žingsnio, nei prie VRM, nei prie generalinės, nei prie komisariato, supranti? Taip ir taip, aišku. Jeigu reiks, mes tave susirasim. O jeigu man? Nu, tada įsimesi į kortelę kokie labas arba ten pildyk. Nu, dabargi visokiausių variantų yra. Čia dar ne 100% garantija. Kol kas viskas normalu. Viskas aišku? Pradėti nuo ryšių į užsienį, taip? Taip, kaip verbuojama, kas svarbiausia asmenys ir kaip vežama. Taip, kad laikykis partnerę. Ir tu, partnerį. Klausau, Tomai, velniškai nelaiku vėluoju aš. Tik sekundai. Nu tai kas yra, sakyk greičiau, po velniais į posėdį vėluoju. Jei vėluoji, tai jau pavėlavai. Aš nemanau, kad 2 minutės gali ką nors jam pakeisti. Tai tu greičiau gali sakyti ar ne? Nesinervink, o tai uždarys. Taigi tu sakyk, ar nesakysi tu man, ką? Dalykas paprastas. Vėl reikia pakalbėti su berniukais. Tu tai moki, tau neprailgs. Klausyk, aš tau jau sakiau, tuos darbelius reikia vieną kartą rišti, užtenka gal jau, ką? Blin, tu vėl apie tą patį. Aš maniau, kad mes jau susitarėm. Klausyk, tai jeigu tu mane dabar vieną kartą pakabinai, tai reiškia, dabar aš pagal tavo dūdelę visą laiką aš turėsiu šok, ne? Na, gerai, atvėsk. Žodžiu, reikia teisėtam savininkui grąžinti pinigus, kurių vienas asilas nenori grąžinti. Ir jeigu jis toks kvailas, tai vadinasi, reikia su juo pasišnekėti. Tu tą dalyką išmanai, bet tu esi man skolingas. Nesu aš tau skolingas. Na, gerai, nesi tu man skolingas, bet esi įklimpęs iki ausų. Gerai, kada ir kur? Žodžiu, šiandieną po pietų susitinkam, aš tau įteiksiu visas instrukcijas. Čia mes telefonu nekalbėsim. Kai baigsis posėdis, man paskambini, gerai? Nu, kur tu makinėjai? Tai va, lakstau po prokuratūros koridorius. Na? Nesakyk, kad pavėlavau. Pusvalandis, kai baigiam. Kur buvai? Turėjau vieną reikalą sutvarkyti. Su mergom. Su mergom nereikalauja tik malonumai. Žinau, aš tos malonumus gerai parūkom.
Tai ką ten be manęs nusprendė, ta? Nu ką, Ieva paduos skelbimą į internetą, gal kas nors užsikabins. Čia jinai nesirodys, kad neapsišviestų, o mane paskyrė ryšininku. Ot pasisekė, a? Tave ryšininku, tai ant rankų į tą striptizo klubą nuneš, tai ne tik ryšininku ir su teneriu paskirs. Aibulė, tau viską tik atsupošint. O kokia moteris. Ir iš akių matau, kad pavydė. Nieko aš tau nepavydžiu. Pavydė. Bet aš galvoju, žinai, nu Ievai toks darbelis pavojinga truputėlį. Kas šito pavojinga, taigi tu ryšininkas būsi. Bulė, tu nieko nesupranti. Puikiai prisimenu laikutį tą tavo prostitutę, kur dūsavo iš meilės, tarsi peniną į 5 aukštą temptum. Vat labai ačiū, kad priminai. Ir iš vis, kaip tu gali lyginti Ievą su kažkokia tai. Tau reikėtų skalbimo milteliais burną išplauti. Ja. Niekas tavo meilės kančių nesupranta, ne? Ai, Bulvė, nieko tu nesupranti. Aš ir nesakiau, kad jie myliu. Aš sakau, kokia moteris. Toledai, привет, čia aš. Kaip reikalai? Čia putėm? Pas mane ne. Klausyk, Toledai, man žostkai reikia vienos telkos. Nevesti durniau, ne, man dirbti reikia. Nu taip, šokti irgi, kad mokėtų. Ir nukelis teisingas, žodžiu, reliefas tvarkoja, nu pats supranti. Nereikia man Pamelos Anderso. O rezervė irgi neturi. Jokios lišnos. Nu, neturi, tai neturi. Gerai, davai. Darka, привет, čia aš. Klausyk, Darka, man Taliana sakė, kad tu turi gerų telkų. Turi. Melavo pideras. O gal turi vis dėlto? Galiu prisėsti, ar vienas čia nori pamedituoti? Žinau, kada toks jautrus kitų meditacijoms pasidarai. Suprasi čia jūs visus. Pasidarėt visi tokie išdidus ir pasikėlėt. Nu, aš taip nesakiau, bet nebėra va tokio nuoširdaus bendravimo. Laika, toks gyvenimas, kiekvienas apie save galvoja. O ko tu taip žiūri tą mergaitę? Pažįsti ją? Tai kasgi jos nepažįsta? Matai, vaikas protingas, galvoju, gal per ją reikia palaikyti ryšį tarp tavęs ir Ievos. Per ją? Vaikas nekristų jokiais, daug neklausinėja. Aš per ją siūsčiau. Geriau įmetam paprastą kortelę į mobiliaką ir viskas. O kam rizikuot? Ateik čia. Noriu laikraštį nusipirkti. Manau, kad skaityti nemoki, nes niekada laikraštį neperki. Aš? Kaip neperku? Taigi prieš porą dienų pirkau. Aš pardavinėju kiekvieną dieną laikraštis, galėtum mano nuolatinis pirkėjas. Vat Laika taps tavo nuolatinis pirkėjas, tiesa? Nu, ta prasme ne šiandien. Aš vakarais pardavinėju gėles, kas perka dieną laikraštis, vakarėje gėles perka. Supratai, Laika. Kas šį per pavardė? Nu, šiaip man labiau patiktų, jeigu mane Andrėjum vadintų. Nėra problemų, galiu ir Andrėjum vadinti. Tai pirksi laikraštį ar ne? Tai pirks, aišku pirks. O vakarė ir gėlių nupirks. Imk. Čia trūksta 50 centų. O kodėl tai brangiai? Nebūk toks šikštuolis. Čia yra geras laikraštis ir jame daug ko parašyta. Daug ko parašyta, aš kioskį jį pigiau galiu nusipirkti. Na, duok 50 centų, nes man jau gėda. Ir man būtų gėda. Matei? Puikiai ryšininkė. Jo, toli nueis verslininkė. Aš ir nemaniau, kad tu toks šikštus. Gerai, pasilaikyk savo samprotavimus. Neramu man dėl Ievos. Rizikuoja jį labai. Kad kas neatsitiktų. Tokią profesiją pasirinko. O jį visai nieko. Nebūtų bendradarbė, tai ho. Kas ho? Įdomu, kokio tipo vaikinai jai patinka. O tu turbūt norėtum išgirsti, kad tokie kaip tu, taip?
Ne, aš nenorėjau to pasakyti. Aš iš vis noriu ją pažinti kaip partnerę, suprasti. Tai aišku, kaip partnerė, o ką tu manai, ką aš pagalvojau? O tau jį patinka? Kas? Na, nesakau, kad Ieva, bet va tokio tipo mergina. Klausyk, tu man makaronų nekabink. Geriau papasako apie Marytę. O ką apie Marytę? Nu, kokie ten bachūrai? Ten ne bachūrai, ten vienas tipas. Marytė perdavė jam pinigus, po to knygą perdavė. Nu, man įtartina pasidarė. Įtartina? Nu, taip. O gal tikrai, kol Ieva dar neįėjo į gaują, gal reikėtų labiau Marytę užsiimti? Gerai, pabandyk. Jeigu truks, primesim. Tai aišku trūks. Brač. Brač, vakarykštis. Štai tas gražuolis, kuris skolos negrąžina. Matau. Visai nebaisus, ne? O ką tau reiškia tokiam kurtam vaikinui? Ir ką? Na ir nieko, pasikalbėk, pasakyk, kad grąžintų skolą ir viskas. Oi, kaip užknisa mane tie tavo skolininkai. Jeigu nežinai, kam skolinti, tai ką, tos pinigus geriau pragertum. Na gerai, gerai, nemokyk. Vis didesnė nauda būtų. Gerai. Bet prieš tai sutarkim vieną dalyką. Kad tai yra paskutinis kartas, kaip aš tau dirbu. Ir kad daugiau aš tavęs akise savo nematyčiau su tavo pasiūlymais. Sutarėm? O tai šiaip tai neuždyka ir jų. Nekreip temos. Ar sutarėm ar ne? Ką jau su taim padarysi? Sutarėm? Va čia jau geriau. Tvarkoj. Jeigu sutarėm, tai tvarkoj. Klausau? Taip, tai aš. O kiek tau metukų? O tėvai nepyksta, kad kiaurą dieną internete sėdi? Labą dieną. Man baltos kavos ir mineralinio be burbuliukų. Ačiū. Klausau? Labas, katinuk. Taip, aš darbo ieškau. Taip, labai gerai šoku. Ne, privačių pamokų neteikiu. Ate. Klausau? Ne, čia ne striptizo klubas.
Sveiki. Mačiau, kaip šaudot puikiai. Stebėsi. Ne, nesistebiu, tik tai faktą konstatuoju. Čia tai dar nieko, anksčiau, kai varžybose dalyvaudavau, tai atduodavau. Šaudant reikia šaltų nervų? Jo, šaltų. O tu čia kas dabar tave kankina? Kad nieks nekankina, viskas gerai. Nu kaip, aš matau, ko toks neramus. Kad neramus? Kaipgi, nu, ko dabar toks neramus su manim kalbėdamas, taigi matau. Na. Kas yra, nu, taigi aš jaučiu. Ir tave, ir dar kitesnius už tave. Jeigu kas ką nori nutilėti, taigi aš kaip tas ryklys. Vandeninę galiu per kilometrą kraujo lašelį jausti. Aš noriu paklausti, ką jūs darytumėt, jeigu, matytumėt saviškį, tipo kolegą, kokioj įtartinoj kompanijai, arba jeigu matytum, kad jis susitikinėja su kažkokiu įtartinu tipu? Nu kaip tai ką? Tai čia reikia pradėti tarnybinį patikrinimą. Nu tokių dalykų tai net ir gyvybė kartais kabo ant plauko. O ką tu turi galvoje? Ne, nieko, čia teorinis klausimas. Jeigu žmogų gerai pažįsti, netgi jį gerbi ir nesisitikinęs, jog negali pradėti tarnybinio patikrinimo, ką, po to liksi stukačius, arba tie įtarimai gali ne... Kas čia per šnekos, kas čia per nuomonės, kas čia vaikų darželis ar ką? Mesgi turim vadovautis protų ir įstatymais, o ne jausmais. O jeigu tu tuo abejoji, tai dar paklaus savęs, ar teisingai pasirinkai profesiją. Velnias, net čia ramybės neduoda. Nesikelti kažkur. Ačiū. Tas bambukas. Ašgi tau sakiau, kad aš pas gydytoją. Gali paskambinti vėliau. Žinau, tas tavo mūsų gydytojas. Su Pimpalu juk vis tiek nekalbė. Baig savo plokščius bairius. Kas yra? Žodžiu, pasiknašiau šią reklamą ir internete suradau 9 tiolkas su telefonais. Ką man daryti, kviesties į klubą? Nu, žinoma, kvies, tik tai ne visas iš karto, po vieną ir pirmą pakvies po valandos, 4, aš spėsiu apsisukti. Gerai, supratau tada. Davai. Tai gal tęsiam toliau, o tai tas biznis neduos ramybės. Klausau? Taip, tai aš. O kas čia? Iš kokio klubo? O kur yra ta Lavita Bela? Ne, aš nežinau, aš Vilniuje neseniai. Mane domina uždarbis. Suprantama, kad domina visas, bet aš ne visos. Kada ta peržiūra? Aš ateisiu. Taip, aš būtinai ateisiu. Nebijau aš provokacijų. Iki. Atem. Iki. Juste. Ak čia. Perduosi šitą? Andrėjui? Taip, Andrėjui. Aš visai niekur, ne? Ai, taip, jis visai nieko. Va, saldainikų nusipirks. Aš išmaldos neprašau, aš pati užsidirbu. Eik, tu čia ne išmalda, čia už darbą. Niekas neturi žinoti, kad mes su juo susirašinėjame. Aš tyliu kaip kapas. Ir pažiūrim, ką mes čia turim, ką. O, visai neblogai, dar galėčiau dergiančias varnas pašaudyti. Aš irgi norėčiau pavažiuoti kur nors ančių pamedžioti. Išsirūkyčiau, būtų kaifas. Bet negi iš pistoleto šaudysi, o medžioklinis šautuvas velnias brangus. Ką tu čia dabar plepi irgi mat, jaunasis brakonierius atsirado. Tu geriau žulikais užsiimk. Ančių. O kur jūs dabar į prokuratūrą?
Ne, šiaip asmeniniais reikalais, o tu važiuok. O kada grįšit? Už valandos kokios. O kas yra? Nieko, susimatysim. Nu. Šūdas. Nu, tai ką čia išdarinėjai, a? Sveiki, važiavau į prokuratūrą, jūs pamačiam. Papasakok savo babutį, prokuratūra visai kitoje vietoje. Tai ką, sekioji man iš paskos? Ne, tikrai ne, nu paprasčiausiai važiavau į marketą, galvoju, paimsiu ką nors užkasti. Važiuok tik iš čia. Tai gerai, bet aš į marketą dar paimsiu. Gal jum ką nors paimti? Taip, ding greičiau, sakau. Kas čia darosi? Nu, gerai, kad atėjot. Sėskit. Turiu šiokių tokių problemų. Jūs atidžiai klausykite, aš jums viską paaiškinsiu. Yra toks Zmėjonašas Tomas. Ar kas atrodo blogai? Ne, tu atrodai gerai. Žiūriu, ar jūs čia visi išprotėjo tarti kai kurie. Ieškau simptomų, nes idiotizmas tai sunkiai pastebimas veido bruožas. Jūs čia apie mane? Ne. Apie Laiką. O kas atsitiko? Ai, to reikėtų jo paties paklausti, nežinau. O tik dabar pradedu kitaip suprasti jo žodžius. O ką jis pasakė? Šaudykloje jis manęs paklausė, ką reikia daryti su bendradarbiais, kuriuos pastebi įtartinoj kompanijoje. Aš pasakiau, reikia pradėti tarnybinį patikrinimą. Na ir ką? Ką, aš nežinau.
Taigi, klausyk, tai jau paranoja kažkokia, ne? Jis paklausė apie bendradarbius, po to pradėjo mane sekti. Nu, ir viskas tą pačią dieną. Tai gal jam visai jau su nervais blogai, ką? Išprotėjo gal jau. Klausyk, taigi čia jau manija visur matyti įtartinų žmonės, nu. Taigi čia jau čia ne paranoja, čia persekiojimo manija. Tai ką, laiką jūs persekioja? Nuvažiavau į notariatą, sutvarkyti popierių dėl tėvo sklypo. Ir ką tu manai privažiuoja laiką? Seka mane. Tai gal jis jūsų nesikė, gal tik atsitiktinai ten atsidūrė? Atsitiktinai, tu dar čia man pradėsi. Tiek metų pradirbęs prokuratūro, aš nežinosiu, kada seka, kada neseka, jo? Atsitiktinai. Kas čia per paranoją dabar prokuratūroje? Sekt vienas kitą pradėsim, jo? Atsitiktinai. Mūsų šnipelis pasirodė. Koks šnipelis, kad tu čia paistai? Marytė visą rytą putojasi, sakė, kad tu įsekioji paskui kaip šunelis visur. Bračiam jau vaidenasi visai. Labadiena, apygardos prokuratūra. Taip, jis pas save, jungiu. Kas čia? Marytė kažkoks jaunas balselis. Ai, o dėl to sekimo aš paprasčiausiai į marketą važiavau. Tikiu. Sakai, jaunas balselis? Ten, kur visada. Taip, gerai. Maždaug už valandos. Gerai, tiksliai už valandos. Aš būsiu. Nieko nematei. Bet tu kartais duodi laiką, bet juk negražu klausytis. Prasitarsi Marytei, pyksimės. Gerai, bet gal gali paaiškinti, kas čia vyksta? Vėliau paaiškinsiu, dabar pas Tadą varom. Ką laiką, ką atskudai man padėti? Užkniso mane tos bylos. Marytė vėl eina susitikti, įtariu su to pačiu geltonsnapiu. Kad tu savo tiesioginiu darbu taip užsimtum. Oi, numesiu aš tau kelias bylas. Dabar nereikia, geriau eina Marytė pasieksim. O iš kur sužinojo apie tą paslaptingą pasimatymą? Ką Marytė pasakė? Kaip, nugirdau. Nugirdai. Nesakau, kad gražiai pasielgiau, bet nepraleisi kitokio šanso. Tu stebini mane savo metodais. Gerai, negražu tai yra. Bet tikslas pateisina priemonės. Žiūrint, koks tikslas. Tiek tu įkalbėjai. Reikia pagaliau išsiaiškinti, kame ten to šaknis su Maryte. Nes matau, naktim nemėgi, savo darbus apleidai, bet žinau, kai išsiaiškinsim, turėsi dvigubai atidirbti. Gal bulvę pakabinam? Galima ir bulvę. Bus linksmiau žiūrėti tavo cirkus. Kur tas bulvinis ištirpo? Ai, tiek to, apseisim be jo, varom.
Ačiū. Toliau. Labą dieną. Sveiki. Bandymam? Taip, aš pagal skelbimą internete. A dėl manęs nors ir pagal Seimo rekomendaciją. Šokti moki? Manau, kad taip, bet klube dar nešokau. O kur kaimo šokiuose? Ne, jūs netaip supratot. Aš pagal užsakymą telefonu bernvakariuose, gimtadieniuose, įvairiuose firmų vakarėliuose. Programą turi? Taip, 3 šokius. Tik 3 šokius. Tai pradžiai paklausyk manęs. Mes choreografo nelaikom. Direktorius, režisierius ir ponas Dievas, čia esu aš. Jokių ypatingų pastatymų mes nestatom. Bet tai, kad darom teisingai. Darom taip, kad klientui kraujas užvirtų. Ir kelnes. Šitaip mokėsi? Manau. Manai? Muziką turi? Taip, taip. Be abejo. Prašau. Kuris gabalas? 3, aš tik nusirengsiu. Nariadas Tailovas. Pati išsirinkai, kas patarė? Pati. Tai gal pradėkim? Muziką paleiskit. Nu ką, šiaip viskas gerai, normos ribose. Gal cinkelio biški trūksta, truputėlį susikaušius. Nauja vieta. Apšilt laiko nebus. Dirbti pradedi šiandien. Programa tokia. Navaro nuo drinko negauni, taip kad laužt klientą ant kokteilių nereikia. Jeigu eini, pavyzdžiui, į privatą, tavo reikalas. Bus ypatingi klientai, aš parodysiu. Tu jau nepyk, jiem leidžiama truputėlį daugiau. Visa kita tavo reikalas. Na, aš šiaip siūlau laikytis distancijos. Nenoriu jokių kriminalų. Ir nenoriu, kad skleistų kalbos, kad aš šliuchą visiems duoda. Taip gal ir daugiau uždirbsi už kokią veršį. Kol kas lyg ir viskas aišku. Alio? Čia tu, Tomce? O aš maniau, kad po paskutinio ministrų susitikimo jachtoje. Čia vo! Čia toks bairis, timnata. O ką mums tartis, jeigu mes viską jau susitarė? Strelkės nori? Na gerai. Bet žinok, aš atvažiuosiu su saviškiais. Ir visas miestas žinos, kad važiuoju bazarint su tavim. Taip, kad jokių zagatovkių. Kur? Gerai. Apie ką čia? Manau taip, jeigu susigrosim, tai aš tau dar tokių dalykėlių papasakosiu. Tokių? Kaip tokia mergina kaip tu. Galėtų uždirbti žymiai daugiau babkių, negu šokdama Vilniuje. O bus paskui. Tu žinai, aš paprastai laikausi tokios vienos geležinės taisyklės. Prie personalo aš nagų nekišu. Bet tau aš padarysiu išimtį. Šutka, čia bairis toksai. O tu išsigandai. Sakiau, kad jie čia kaip tik toje pačioje vietoje. Reikia nueiti ir pasižiūrėti. Na, aš tai negaliu, mane Marytė ir taip jau pastebėjo, kad seku. Vis tiek reikia. Iš čia beveik nieko nesimato. O gal žinai, kaip padarom? Palaukime ir kai jis išeis, paseksime tą vyruką.
Klausyk laiką, aš neturiu laiko, man reikia į teismą. Tada būk žmogusgi, jie tikrai ilgai nesėdės. Gerai. Lauksiu šiek tiek. Vietelė Toms išrinko. Nu, sveikas. Nenori? Man nereikia. Gal ir man nehigieniška tavo letinas čiupinėt. O čia kas tavo naujas angelas sargas? Šiaip, pažįstamas. Paprašiau padėti. Padėt tai gerai. Tu dar advokatą būtum pasikvietęs, tai būtų pokalbis sklandesnis. Ne taip kaip vakar. Na gerai, nepyk. Vakar aš pasikaršiavau, bet tu irgi geras. Aiškinu kaip žmogui, o tu, ką mes pirmą dieną biznį darom? Aš tave kad nors pavedžiau? Visada būna pirmas kartas. Vėl tą savo. Ašgi tau sakiau, po mėnesio, tai po mėnesio. Ar tau kaip kėdės iš ryto pinigai vakare? Kokios čia kėdės dar? Na, čia tipo krūtą vaizduoja. Naujasis Ostapas Benderis. O tavo pažįstamui reikėtų klasiką paskaityti. O nestovė čia griežtą harę išmetus. Na tai kaip, sutarėm ant šito ir viską užmirštam. Ne. Pinigų man dabar reikia. Juk aš nežinau, kaip ten tau rytoj bus. Vieną promachą padarysi antrą promachą. Partneriai tave išdurs. Iš ko tada apmokėsi? Rasiu iš ko. Aš to, kad triochala koksai. Čia jau rimtas tavoras, ne žaisliukai kokie. Būtent, kad rimtas. Ir pinigai rimti. Tu lietuviškai supranti, ar tau pangelski paaiškinti. Tau reikia pinigų, ar nereikia pinigų? Reikia, bet mano sąlygom. Einam, Hebra. Be reikalo benzą sudeginam. Šiaip, vyrai, čia ne mano reikalas, bet... O jeigu ne tavo reikalas, tai tu ir nesikiš. Bet pinigus grąžintai reikia, ar ne? Tai va tomti ir paaiškink. Bus laikas, grąžinsiu. Ne, nu tai ką dabar, mes dėl tų palmtopų turėsim vieni kitiem gerklės? Kodėl palmtopų? Tomze, kas tavim pasidarė, tau gėda savo pažįstamai pasakyti, apie kokį tavorą kalbam? Tomai, tai ką čia ne palmtopai? Ne kompai. Tai kas? Aš tau pasakysiu, čia tokie brangus, smagus viltukai. Ir tai ne Bonux, ne Ariel. O Tomai, kaip jie vadinasi? Sekam jį. Įdomu, ko mes čia atvažiavom. Savo reikaliukus tvarkykis pats, o aš varau. Tu palauk, pašnekėti reikia ir nevarinėk čia. Tomai pofikis, jisai su stogais, o man labai įdomu, kad čia per tipas į mūsų reikalus nosikiša. Patrauk greblius. Neponiau. Ir išjung gaidį. Va taip gausi į lervą, kad nieko nenorėsi. Na ką, pričiupkim? Ką paskui tave? Nu ką, prisižaidė oželį, ką? Nori, mobiliaką? Mobiliakas susikiš savo mobiliaką, žinai? Gelbėkit policiją! Tylėk, mes ir esam policija. Ko susitikinėjai su Marytė, ką? Su kokia Marytė, aš tokios net nepažįstu. Marijonu Kontrimu. A? Koks tavo reikalas? A koks mano reikalas, tu man pragėdosi gaidelę. Žinai, ką tada, tempiam į mašiną, nuvešim į prokuratūrą ten ir išsiaiškinam. Kažkaip keistai man viskas atrodo. Čia viskas aišku, jiem liepia tylėti, nuvešim pas Marytę, padarysim akistatą. Sėdėk. Nepatinka man visą tą istoriją.
kažkas atsitiko? Ne nieko. Ar tikrai nieko? Man atrodo, kad taip žmonės laksto, tikrai kažkas atsitiko. Och, tu šnipė, viską pastebi. Andrėjaus dar net nebuvo. Aš dar tą laiškelį turiu. Tai duok tu jį man, o aš parašysiu kitą. Gerai, im. O tu nebijai, kad aš jas perskaitysiu? Ne, nebijau, aš žinau, kad tu sąžininga mergaitė ir žinai, kad svetimų laiškų skaityti negali. Ypač meilės. Meilės jokių būdų. O kai kurie mylimieji turi tik jiems vieniems suprantamą kalbą. Teisingai. O jūs su Andrėjum laiškelį užšifruoti? Taip. Aišku. Bulvinį. O tu, lerva, jei dar kartą man paskambinsi, užmušiu. Balsuokite už ką? Nesąmonė. Balsuokite, nu čia dabar. Va, sučiupau šitą niekšą. Sakiau jiems, kad nesąmonė. Vis tiek neatsikabino. Palauk, kaip čia dabar tu? Aš ir sakiau, kad jūs pažįstami. Patylėk tu avino galvą. Tu ko tu į mano gyvenimą dabar lendi, a? Ko tu mane seki, a? Ko po mano asmeninį gyvenimą knisies? Kokį asmeninį? Taigi sakė, jeigu Tu įtarimas... patylėk, aš tada tuoj pat į didžiasalį apylinkės inspektorium išsiųsiu dirbti pas bomžus. Atrakink tu jį greitai. Arba iš viso išveisiu iš šitos sistemos, kad žinotum. Seklystu, morka. Tai paaiškinkit viską normaliai. Ne tavo snapo čia reikalas. Na, štai kur jūs. Gal nelaiku veši, ne? O. Tai ką, gal vėl laiką persistengė? Ko gero, tai vienintelis paaiškinimas. Na ir tu čia su savo bajeriukais labai reikalingi. Tai ką, jūs visai proto netekot, ką? Ir jūs su juo iš viena? Nieko nesuprantu, kas čia vyksta? Manęs tai čia nepainiam. Palauk. Sauliau, eik palauk koridorių, gerai? Aš tuo ateisiu. Tai va, Saulius yra mano sūnus. Kaip sūnus? O taip paprastai, o jūs turbūt nieko jums nesakė, todėl kad tarpuvartį užlaužėt jie, ne? Tai jūsgi... Ką jūsgi? Čia sūnus iš mano pirmos santokos, o žmona ten nenori manęs matyti. O dabartinė mano žmona nenori, kad jis ateitų pas mus į namus. O todėl mes turim slapta susitikinėti. Tai kas čia tokio? Sekliai. Na? Šūdas. Taip viskas aiškiai atrodė. Aiškiai, aiškiai. O tu, tarp kitko, savo tiesioginių darbų užsiminėjai, palaikai kontaktų su Ieva? Palaikau. Ak, palaikai, taip. Užuot mano asmeninėme gyvenime knaisiaisis, tu dirbt savo darbą ir greit varyk su Ieva kontaktuoti. Irgi mat. Sekliai neurotikai. Sauliau. Defektyvas.